6 rytas. Šiandien su kolega atvykom į kitą mišką. Turim dar vieną medžioklės plotą kitam rajono kampe. Bandysim patikrinti, kokia čia situacija. Vėjuota. Tai gan stiprus vėjas, tas palanku sėlinti, bet nežinau, kiek bus girdėti balsų. Dar mėnesiena dar šviečia. Tas reikia kažkiek tai duoda vaizdo. Matysim, kas čia šiandien bus, kokia situacija. Palaukė, pasirodė tuščia, neatsakė, čia nebuvo elnio. 5 stirnaitės, lapė, 2 sūrinės. Matau, ten dar kažkokie gyviai yra miško gale, bet ten už kokio kilometrą. Tai bandysiu eiti. Čia yra toks pravalytas kelias pagal griovį vidury miško. Ten yra mėgstama žvėrių migracijos takai. Nes būtent dabar ateinant baidžiau elnio patinį. Girdėjau, kaip nubėgo ragais tarškindama šakas ir šalia buvo patelė. Tai jie čia mėgsta migruoti per tą vietą. Čia jis to pavyks ką nors įtykant, grįžtant į miegojimo vietą. Jau rytas, jau visai prašvito. Grįžau į tą vietą, kur mane paleido, bet girdžiu riaumojant elnią. Jau taip šviesoj, tai pabandysiu pasižiūrėti, kas ten toks per vienas. Na kągi, pabandžiau prisėlinti. Mačiau tą elniuką, bet jis perbėgo tiesiog per kelią, pabandžiau paremoti. Buvo su 2 patelėm ir jaunikliu bent jau. Ir taip nuo manęs pabėgo biškį išilgai kelio. Nespėjau raugo apžiūrėti, bet nieko įspūdingo, bet tiesiog čia gal reikėjo kitą taktiką pasirinkti, kad tiesiog laukti, kol jis vis tiek turėjo pereiti šitą kelią. Keliauju iš Palaukės į pelkę nakvoti, tai jis būtų bet kokiu atveju. Vis tik žinosiu. Geras. O, geras. Šokas. Aha. Kūrėme. Bet kokie karčiai. Toks jaunas, bet kokie karčiai. Matai galingas pakarūnumas gražas. Aha. 5 metų. Na. O, gražuolės. Nu, pasaka. Bet toks keistas. Bet ko jis nebėga? Mumis mato šuo. Šuo yra ir niekur nebėga. Geras. Ne, viskas su juo gerai. Aфиgenai. Kiek čia, kokie 30 metrų? Kiam? Karūnas, visas. Nu, viskas gerai, viskas tvarkingas. Pilietis ir šalia. Nu, va, kur mūsų didvyris. Kietai, ką? Kažkoks įsižiūrėjęs pastovi. Na ką, ko laukia mašinos, va su kolega girdėjom dar riaumojantį, biškį pasivaikščiau su šuniuku ir pakėlėm elnią. Jo, toks vaizdelį patys matėt, visai šaunus rytas. Nors ir be grobio, bet nuotaika abiem puikiai. Tai rytas pavykęs.